Taigi, tos pačios kovo 11-osios vakaras. Ryte dariau pirmą filmavimą iš Orakulo, tai dabar trumpai grįšim į tą padėtį, kuri buvo ryte. Kaip atsimenat, įsinešiau 900 eurų. Padariau statymą 50 eurų už Saragosą, minus 6,5 foro. Ir vėliau išjungęs jau kamerą padariau antrą statymą. Jesilgirė Sun minus 4 turkų krepšinis. Stačiau 30 eurų. Tai dabar paaiškinsiu, kodėl dariau šitą statymą. Čia yra dar vienas toksai būdas leist lažybų bendroviai pagalvoti, jog esi kvailas ir neteisingai viską darai lažybose. Tai rinkoje situacija buvo labai pasikeitusi. Tai yra už šaką labai buvo nukritę kofai ir aš imu minus 4, kai tuo tarpu Pinaklė, Bet365 ir kitos pagrindinės bendrovės duoda minus 2. Tai jeigu visoje rinkoje forai yra minus 2, o kažkokia bendrovė pramiegojo ir joje yra 4 fora, ir tu imi ne plus 4, o minus 4, tai lažybų bendrovės tokius dalykus mėgsta ypatingai ir tokius lošėjus, kurie laikosi tokios taktikos, tai pavadinkim statyti ne tai, kas yra visoje rinkoje, o tai, kas yra pramiegota, tik tai pramiegota į kitą pusę. Tai siekdamas dar ilgiau prailginti šito akaunto gyvavimo laiką, net jeigu ir bookmakeris pasižiūrėtų į tą pirmą pastatymą vėliau 50 eurų, kad jis pamatytų kitą visiškai neprotingą ir nelogišką statymą. Taigi, tai dabar darysim sekantį statymą. Dabar Life yra iškritęs labai geras statymas. Žaidžia ispanų futbolas Sevilija ir Leganés. Gaila, jog Sevilija prieš pat pertrauką išlygino rezultatą. Rezultatas 1-1 tapo. Ir dabar per pertrauką duoda 3,5 geltonos kortelės. Aš jau už šitą statymą esu pastatęs nemažai kitose bendrovėse. O kur tos kortelės dingo? Kortelės kol kas kažkur dingo. Dabar galbūt vėl viskas bus gerai. Ne, nieko gero nėra. Bandom perkraut kompą. Skliausteliuose rodo 49 baigtis įvykį, o kol įjungiau kamerą, geltonos kortelės ir pradingo.